Druskininkai, Čiurlionių namai. Konstantinas Čiurlionis, gavęs vargonininkų darbą Druskininkuose, persikėlė su šeima gyventi iš Ratnyčios čia ir apsigyveno šituose nameliuose. Paskui po tiek laiko šeima įsinuomojo kitą butą, persikėlė į kitą Druskonių pakrantę, o vėliau sugrįžo į šituos namus jau kaip į savo. Nusprendė pirkti juos, pasiėmė paskolą ir vėliau visą gyvenimą tą paskolą dalimis bandė grąžinti, bet namai tapo labai svarbus šeimai. Tėvas rūpinosi, parsivežė iš Gardino medelių, pasodino sodą, kuris vėliau paaugęs tapo labai svarbia šeimos gyvenimo dalim. Mamos namai, mamos darželiai, mergaitės, padėjėjos mamos, vyresnės mergaitės daugiausiai padėjo mamai ir mažiau turėjo laiko sėsti prie muzikos instrumentų, kaip kiti visi šeimoje augę vaikai. Čiurlionio tėvas Konstantinas Čiurlionis buvo linksmo būdo, labai mėgo gamtą, mėgo keliauti, mėgo vaikščioti po apylinkes, sėdėti ant Nemuno kranto su meškere, tačiau kasdieninė jo kelionė buvo iš namų į bažnytėlę, kur beveik 30 metų jis grojo vargonais. Šios dienos mūsų kelionės tikslas būtų persikelti į kitą Nemuno krantą ir pavaikščioti, pavažinėti po apylinkes, ieškant Čiurlionių šeimos pradžios, ieškant šaknų. Pirmas mūsų kelionių sustojimas – Guobinių kaimas. Senas, gražus kaimas, pavadinimo legenda, kad nuo ten augusių guobų kaimas pavadintas Guobiniai. Šiandien sunku įsivaizduoti, kaip jis atrodė prieš 100 ir daugiau metų, bet mums svarbu tas, kad Guobiniuose laisvo valstiečio Stasio Čiurlionio šeimoj, gausioj šeimoj, augo sūnus Konstantinas, būsimasis vargonininkas, būsimasis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio tėvas. Jauniausia Čiurlionių dukra Jadvyga Čiurlionytė savo knygoje Atsiminimai apie Mikalojų Konstantiną Čiurlionį rašo: Mūsų tėvas Konstantinas Čiurlionis buvo vargonininkas. Gimė apie 1846 metus Guobinių kaime, Liškiavos parapijoje, Leipalingio valsčiuje, laisvo valstiečio lietuvio Stasio Čiurlionio šeimoje. Tėvas mėgdavo pasakoti apie savo tėviškę. Jo vaikystėje esą Guobinių kaimas buvęs didelis ir labai gražus. Tėvas buvo vidutinio ūgio, šviesiaplaukis, mėlynakis, erelio nosimi ir šviesiais ūsais. Mažas būdamas visai nesidomėjo ūkiu. Jis svajojo tapti vargonininku. Nei kaimo skripkoriai, nei puikios Guobinių dainininkės nežavėjo jo taip, kaip sužavėjo pirmą kartą išgirsti vargonai, kurie giedojo iškart keliais balsais. Tėvas lankė pradžios mokyklą ir lygiagrečiai mokėsi groti vargonais. Liškiavoje ir pradėjo savarankišką vargonininko darbą. Čia jis dirbo neilgai, tačiau Liškiava turėjo jam didelės reikšmės. Čia jis susipažino su savo būsima žmona, mūsų motina, ir Liškiavos bažnyčioje su ja susituokė. Jau gerokai nutolusiais 1967 metais, kada jau buvo atidarytas Čiurlionio memorialinis muziejus,
atvažiavusi Čiurlionio sesuo Valerija panoro nuvažiuoti į Gobinius ir paieškoti kažkokių pėdsakų. Kalbėjusi ten su Gobinių kaimo gyventojais ir pastovėjo toj vietoj, kur kadaise, kaip jie sakė, buvo Čiurlionių sodyba. Pati pradžia, kur buvo netoli tas sodžiaus šulnys, ir jų buvo kažkur tai sodyba, ir buvo dar priklausė jų ir nemažas plotelis tos žemės, kokiais kvaidavo anksčiau išilgai, šniūrais kokiais. Tai tie šniūrais ir dar man sakė, kad buvo, kad šnekėjot ir slyvų, ir šarmukšnis prie jų buvęs. O 29 metais, ar 8, tiksliai negaliu pasakyti, sudegė tas kaimas. Kur vienas prie kito gyveno žmonės, nežinau, kokiu tie atstumu gyveno. Liepos mėnesis buvo, žmonės dirbo laukuose ir nesuspėjo užgesyti nieko. Ir kur buvo ta pusė pavėjo, visa sudegė. Ir nedidelis kraštelis to namo liko. O kas padegė, sako, vaikai namuose kūrino, kažkų kepėti, vaikai kai vaikai. Ir pusidegė, anksčiau tai būdavo duoniniai pečiai. Tai kepdavo gal tai tokius trikojai, buvo trinaškės vadzinamos, ant to kažkur tai užsidėjo į kepį ir pagavo ugnis ir sudegė. Po to išėjo į laukus į Kalionijas, ir jie persikėlė, kur antrą kartą, pirmą iš pačių pradžių parodė. Ant to kalniuko gyveno. Tai mano dziedukas, tai aš jo neatsimenu, bet kiek šnekėjo, visi žinojo, kad gyveno čia Juozukas Čiurlionis. Net Liškiavos kunigas, aš jau atsimenu, tokis Sidaravičius buvo, tai kaip nuveinu su tėvu arba su dėdėm bažnyčių, tai savo, kieno aš tas vaikas, tai Juozuko Marės. Mano mama buvo vadinama ne Čiurlionytė, bet anksčiau iš vardų, kad Juozuko Marės. O tas Juozukas, tai va, kaip sakiau, Čiurlionio, šito Mikalojaus tėvo brolis buvo. Mano mamytė ir tas Konstantinas buvo pusbroliai, o mes tolimesnės kartos. Nuo vaikystės prisimenu tų, kad buvau kelis kartus Čiurlionio tą namelį. Dar su savo tėtį buvau. Kad du dar gyveno Servienė po karo. Tai sakau, vat prieš buvo Čiurlionio šimtasis tas mirimo metinės, 11 metais jau. Tai aš tik įnėjau į tų namelį ir iš karto man viskas taip ir atrodė. Ir dar į moterį sakiau, va čia dar kačiukas mažas buvo. Tokio ant dėžutin drožlių tupėjo. Seirijai. Sena jau 500 metų gyvavimui sukakti atšventusi gyvenvietė, turinti labai įdomią, turtingą, tokią neeilinę istoriją. Seirijuose atsiranda vokiečiai. 17 amžiaus antroji pusėje ten tuometinio savininko, miestelio savininko dukra išteka už vokiečio kunigaikštuko ir jam padovanojami Seirijai. Ir nuo to laiko labai daug vokiečių pėdsakų. Galbūt su tuo susieta ir tai, kad pakilę iš Bavarijos būrys šeimų evangelikų iškeliavo ir apsistojo Lietuvoje ir būtent Seirijuose. Ir mums svarbiausiai tai, kad vienoje iš tų imigrantų vokiečių šeimoje, Radmanų šeimoje, gimė ir augo būsima Mikalojaus Konstantino Čiurlionio mama Adelė Radmanaitė Čiurlionienė. Savo knygoje Stasys Yla, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, kūrėjas ir žmogus, rašo: Adelė Radmanaitė gimė 1854 metais Dzūkų miestelį Seirijuose,
kur buvo įsikūrusi nedidelė bavarų kolonija, kažkada dėl religijos persekiojimų pasitraukusių iš Regensburgo. Jie buvo liuteronai, turėjo savo atskirą bažnytėlę ir pradžios mokyklą, o vertėsi daugiausia amatais. Adelės senelis buvo žinomas seirijų audėjas, o tėvas liaudės dailininkas, gaminęs statulėles ir papuošalus iš gipso, gintaro, medžio ir pardavinėjo žmonėms per atlaidus ir prekymečius. Mergaitė buvo 9 metų, kai šeima tapo katalikais. Tėvas mirė ištiktas nelaimės, kai ji buvo 14. Tada ją paėmė globoti pusbrolis Šmitas, Alytaus taikos teisėjas, ir rūpinosi tolimesniu lavinimu. Kai pabrendo, pasamdė ją auklę prie paaugusių vaikų grafai Opermanai, gyvenę Aniškių dvare. Čia būdama ji lankė Liškiavos bažnyčią, kur vargoninkavo Čiurlionis. Mergaitė mėgo vargonų muziką ir neiškęsdavo nesižvalgiusi į viškas. Tai pastebėjo ir Konstantinas. Kartą po pamaldų jis sutiko ją šventorėje, pakalbino ir jai vienas antram labai patiko. Jai tada buvo 18 metų ir Opermanams atrodė per jauna galvoti apie vedybas. Palaukusi dar porą metų, jinai įsiveržė iš dvaro ir ištekėjo. Vėliau mėgdavo sakyti: mano piršliu buvo vargonai. Miestelėje buvo kurį laiką net 3 šventovės - katalikų, liuteronų ir žydų. Ir liuteronai, turėdami savo šventovę, turėjo ir savo kapines. Ir tuose kapinėse glaudėsi daug kartų. Ilgą laiką kapinės buvo visai apleistos, todėl kad nebuvo pakeliui kalbėti apie vokiečius, kažką tai su jais susijusius dalykus. Ir todėl kapinės apaugo miškeliu ir buvo visai paslėptos ilgą laiką. Dabar ten bandoma po trupučiuką jau atidengti. Kamputis tų kapinių atidengtas ir įdomus faktas, kad ten tuose kapinėse šalia tų senų vokiečių imigrantų paminklų yra visai eilė Pirmojo pasaulinio karo vokiečių kareivių žuvusių tuose vietovės paminkliukai. Tai va šitoj vietoje ant to kalnelio stovėjo bažnyčia statyta 16 amžiaus pradžioje. Nu ir toje bažnyčioje tikriausiai vykdavo ir pamokos, ir mokėsi, lankė tą bažnyčią Čiurlionio motina. Nu, ta bažnyčia buvo nugriauta ryšium su to, kad čia buvo statoma mokyklos priestatas, bet ji netrukdė nieko. Bet kažkodėl ją nugriovė tą bažnyčią. Tai buvo kolūkio laikais sandėlis, grūdų sandėlis, grūdus čia laikė. Nugriaunant tą bažnyčią buvo rasti žmogaus griaučiai. Spėjama, kad tai buvo pastoriaus palaikai. Darbininkai, kurie griovė tą bažnyčią, prakasė duobę ir tuos kaulus užkasė. Ir pavažinėję po apylinkės, vėl sugrįžtam prie Nemuno. Aukštas, kairysis Nemuno krantas, labai gražios vietovės ir ant aukšto kranto stovinti nepaprastai graži bažnyčia Liškiava. Čia Liškiavoj likimas suvedė tuos 2 žmonės, Konstantiną Čiurlionį ir Adelę Radmanaitę. Čia jie susipažino, Konstantinas Čiurlionis, Čiurlionio tėvas. Čia mokėsi groti vargonais ir čia pradėjo pirmą savarankišką jau darbą kaip vargonininkų. Prieš ištekėdama už Konstantino Čiurlionio, Adelė Radmanaitė gyveno Opermanų dvare, netoli Liškiavos. Ji ten buvo kaip auklė, bet labai gerai sugyvenus su
tais dvarininkais. Ji galėjo skaityti, buvo leista jai naudotis dvare buvusią biblioteką. Ir tai, kada ji tapo Čiurlionio mama, ji buvo labai šviesi moteriškė ir gyvenant jau Druskinykuose, daugelis kaimynų ateidavo pas ją klaustis patarimų vienais ar kitais gyvenimo atvejais. Vieno Opermanų šeimos atstovų kapas ir dabar yra Liškiavoje visai netoli bažnyčios už šventoriaus tvoros. Pakeliavę po apylinkės sugrįžtom į Druskininkus, į senasis Druskininkų kapines, kur ilsisi Čiurlionio tėvai ir jauniausia sesuo Jadvyga Čiurlionytė. 1914 metais, kai mirė Konstantinas Čiurlionis, Čiurlionio tėvas, Pirmojo pasaulinio karo frontas buvo visai netoli miestelio. Ir tuoj po laidotuvių šeima pasitraukė iš miesto, pabėgo, palikusi viską. Ir kada praėjus frontui Čiurlionio broliai sugrįžo į namus, namuose buvo viskas suversta, sujaukta, daug kas išnešta. Kieme buvo laužavietė ir pakraščiuose matėsi kartono gabaliukai, Čiurlionio eskizai, kuriuos jis tapė vaikščiodamas po apylinkės ant kartono. Kažkas matyt išsivirė pietus su tais Čiurlionio darbais. Ir šeima išbėgo labai ilgam. Buvo karas, kol baigėsi karas, paskui užėjo kita bėda, Lenkų okupacija, vėl ilgam šeima buvo nustumta toli nuo savo namų. Per tarpukarį Čiurlionio broliai ir seseris atvažiuodavo čia netoli Druskininkų, Baltašištį, į Mizarus ir pastovėdavo ant Nemuno kranto, pažiūrėdavo į Druskininkų pusę, bet tas buvo jau neprieinama, buvo toli. Paskui Antras pasaulinis karas, vėl baisumai ir praėjo pusę amžiaus, kol seseris pradėjo rūpintis Čiurlionio palikimu, pradėjo rūpintis muziejaus steigimu ir lygiagrečiai jau akys krypo tvarkyti, kažką tai daryti su tėvų kapu. Mama Adelė Čiurlionienė amžiaus pabaigoje gyveno su jauniausia dukra Jadvyga Alytuje. Ir Alytuje 1919 metais Čiurlionio mama mirė ir buvo ten Alytuje palaidota. Ir tik 1974 metais, kada artėjo 100-osios Čiurlionio gimimo metinis, seseris nusprendė mamos palaikus perkelti čia į bendrą kapą prie tėvo ir kažkaip tą vietą paženklinti. Karužienė žinojo, kad toj vietoj, kur palaidotas tėvas, buvo didelė pušis, prie pušies buvo palaidotas ir atėjusi čia vaikščiojo, čia stovėjo didelė labai graži pušis ir jai pasirodė, kad būtent prie šitos pušies. Ir todėl čia jį pažymėjo ir paskui čia stengėsi
padaryti tą paminkliuką. Buvo visokių sumanimų, buvo visokių projektų, kaip tą vietą įamžinti, kokį paminklą pastatyti. Ir galiausiai buvo sustota ties labai kukliu tokiu variantu. Vienas giminaitis turėjo tarpukario metų formas tokio kryžiaus paminkliuko ir panaudodamas šitas formas padarė tą paminklą, uždėjo spalvotą tinką grūdelių ir taip iš bėdos tas darbas buvo atliktas, buvo įmontuota lentelė su užrašu Konstantas Adelė Čiurlioniai. Vėliau profesorė Jadvyga Čiurlionytė ėmė kalbėti, kad užrašų yra per mažai, kad per mažai informacijos. Ir tada jos iniciatyvų, jos prašymų buvo įmontuota žemiau dar viena lentelė dailininkų kompozitoriaus M.K. Čiurlionio tėvai, paryškindami, užakcentuodami to kapo svarbą. Ir kada 1992 metais mirė pati jauniausia šeimos atžala, profesorė Jadvyga Čiurlionytė, ji pareiškė norą amžinų poilsio atsigulti čia šalia tėvų, kaip ir dera pačiai jauniausiai, ir jos valia buvo įvykdyta. Paskui šalia pagal Čiurlionio piešinį, pagal tautodailės tradicijas, talentingas medžio meistras padarė šitą stogastulpį, kuris ir dabar saugo Jadvygos poilsio vietą. Vėliau, jau žymiai vėliau, iškilo dar viena tokia mintis, prisimeni jos, kad tą dieną, kai laidojo tėvą, brolis vienas, kuris iš brolių iš sūnų, į tą pušį, šalia kurios palaidojo tėvą, peiliuku įrėžė raides, ką ir čia. Ir paskui, ieškodami, vaikščiodami, tą pušį suradom. Keli žingsniai skiria tas vietas ir, kaip mano, tam pušies yra įrėžtas kryžius ir dvi raidės, ką ir čia. Medis augdamas gal trupučiuką deformavo, trupučiuką jau pakeitė tas raides, bet įsižiūrėjus visai gerai jos matomas. Kalbėdami apie tėvus, eidami šaknų link, mes norėjom padaryti, kad ir mažą žingsnelį link Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, link jo pažinimo, link jo kūrybos. Čiurlionio kūryba nepaprastai spalvinga, skambanti, prisodrinta minties ir tos kūrybos pažinimas neturi pabaigos. Ir mūsų ta kelionė yra tik tai mažas fragmentėlis šitame pažinimo kelyje.